dar vienam prabangos prekių prekybos centre pavadinimu Rimi, kuris bando pasivadinti piguoliu. Vedėdis tokius kasdien gera kaina. Tai pasižiūrėsime, kokia čia ta kaina yra gera. Tai ką, pradėkim. Šiandien apžiūrinėjom saldainius, prieš tai buvo Maksimoj, dabar esam Rimi, Gedimino prospektas. Tai saldainių rinkinys, atsiprašau, Ferrero Collection 172 gramai, 8 eurai. Toksai. Saldainiai Roche 200 gramų, 7,19. Saldainiai Rafaelo 260 gramų, 8 eurai. Rafaelo 150 gramų, 389. Rafaelo 230 gramų, 559. Geiša saldainiai 150 gramų su lazdinių riešutais, 4,19. Tai pasižiūrėkit Pergalė. Pergalė Classic. Tokia dėžutė. 171 gramas, 4 eurai. Čia reiškia pieniško šokolado Pergalė. 171 gramas, 4 eurai. Tai Milka Singles Mix 138 gramai, 4,09. 4 eurai 9 centai. Tofifi 125 gramai, 2,89. Nestlé After 8 mėtiniai, man atrodo, su mėta įdaras. Tai 3,99, 200 gramų. Tai sukamės į kitą pusę. Lindt šokoladas 85% kakao, 100 gramų, 3,89. Tai Pergalė. Nu gerai, bet Pergalė juodasis šokoladas, 85 gramų, 1,59. Geiša šokoladas su pienišku įdaru, Milk Chocolate. Čia tai angliškai parašyta, kad jisai yra pieniškas šokoladas su riešutų įdaru. Etiketės biški keistai, pieniškas šokoladas su pieniniu įdaru. Nu, bet gerai, 2,35. Geiša botanėlis 37 gramai, 95 centai. Tai Ritter Sportas. Praktiškai čia visi yra viena kaina. Tai pradėkim nuo šito gal. Ritter Sport su riešutais neskaldytais. 2,29. Baltasis šokoladas Ritter Sport 100 gramų. 2,29. Tamsus šokoladas su neskaldytais riešutais 2,29. Šogetinas Trilogija 100 gramų, 1,95 €. Šogetinas Hazelnuts 100 gramų, 1,95 €. Šokolado Šogetin White 100 gramų, 1,95 €. Opa! Taip, Milka. Vokiškoji Milka, va, matot parašyta. Ne iš Lenkijos Milka su neskaidytais riešutais. 1,95 €, 100 gramų. Tai paprastosios Milkos aš čia nematau, bet nu visa Milka yra 1,95 €. Va, matau. Milka 1,95 €, 100 gramų. Taip, 250 gramų kainuoja 5 eurai. 250 Milka Oreo, 5 eurai. Milka Whole Nut, 5 eurai. Ir Milka Whole Nuts. Whole Nut tai 300 gramų, atsiprašau, žiūrėkit. Ir Oreo 300 gramų. O su neskaldytais riešutais 250 gramų, 5 eurai.
Taip, Kinder šokoladai 100 gramų 2,09 €, perpus mažesnis 50 gramų 1,05 €. Nutella batonėlis 132 gramai, o matau parašyta gera kaina kasdien 3,50 €. Toblerone. Štai jau matau kažkaip be Šveicarijos, kažkaip matau, lyg tai nėra Šveicarijos pavadinimo paminėjimo. Tai Tobleronas, pieniškas 100 gramų 2,29 €. Kinder Bueno, vaflinis batonėlis 2,79 €. Taip, Snickeris 200 gramų 4,50 €. Toksai va 3,50 €. Snickeris 50 gramų 85 centai. Marsas 51 gramas 29 centai. Marsas 70 gramų 1,19 €. Tviksai, Twiksus reikia pažiūrėti. Tviksai 4 vienetai 200 gramų 3,50 €. Tviksas 50 gramų 27 centai. Tviksas 75 gramai 99 centai. Čia gal kas Lenkijoje bus, galima bus pasilyginti. Man atrodo, čia lenkiškas brendas. Prince Polo Classic 50 gramų 69 centai. Prince Polo Coconut 50 gramų 69 centai. KitKatas Čenki 40 gramų 27 centai. KitKatas vaflinis pieninio šokolado 41 gramas 97 centai. Nu ką, dar Tupla. Tupla King Sizes 85 gramai 1,50 € ir Tupla 50 gramų 1,9 €. Milky Way 21 gramas 75 centų. Nu ką, turbūt viską mes čia apžvelgiam. O tokios kainos. Kai kas yra garantija su gera kaina kasdien. O tarp kitko va, Maltesers. Bet parodyt kažkaip Maltesers užkabinta, bet kaina kažkokia Vidal Watermelon guminukai. Tai kainos nepasakysim, nes etiketė ne to produkto. Tai ką, tiek. Lauksim komentarų, žinių. Būtų įdomu išgirsti kokią kitą kategoriją apžvelgti. Panašu, kad mes jau pasiekėm Šveicarijos lygį, bent jau kainomis. Liko dasivyti atlyginimais ir gyvenimo kokybę. Tai ką, tiek, ate.